Jeigu jums kas lieptų sukurti filmą apie savo miestą, koks jisai būtų, į kokius dalykus kreiptumėte kamerą? Ar tai būtų niūrus ir pilki Kupiškio užkabariai, ar šviesus ir ryškus miesto vaizdai, ar vaizduose dominuotų verslo ir ūkio objektai, o gal tik pastatai ir žmonės, skulptūros ir architektūros perliukai, o gal gamta? Kupiškio gyventojai savo miestą dažnai apibūdina kaip niūroką, provinciją be perspektyvų, o jai pabandyti keisti požiūrį. Žmogaus pasaulėžiūra tai tarsi kompasas, reguliuojantis mūsų žvilgsnio kryptį. Pakeitus kompasą pasikeičia dalykai, kurie mums svarbus. Portalas www.temainfo.lt su Kupiškio trišalės tarybos pagalba kviečia visus į renginį, kuriuo metu išgirsime įvairių žmonių pasisakymus ir taip pabandysime suprasti jų požiūrį į gyvenimą. Jie atskleis, kokios mintys jos atvedė prie gyvenimo, kurį jie dabar gyvena. Išgirsta nauja patirtis gali visam laikui pakeisti jūsų kompaso rodyklės kryptį. Renginys vyks rugpjūčio 28 dieną Kupiškio kultūros centro vitražų salėje.